Treneris, sveikinimai su pergale. Dažnai keitėsi pirmaujantį komandą, bet ketvirtam kėlinyje atrodo, kad lemtingą atkarpą sužaidėt jūs. Ką kitaip darėte, kas lėmė tą paskutinę gerą atkarpą? Iš principo nieko mes kitaip nedarėm. Kažkiek ir tikėjimas, toks gal rungtynių planas buvo, kad stengtis varginti juos. Mes šiek tiek daugiau rotacijos turim. Buvo kažkokia viltis, kad galbūt kai kurie jų žaidėjai pavargs, kai kurie yra tikrai labai stiprus individualiai ir sąlyginai jie ant to ir laikėsi, labai ant individualių veiksmų Mažeikiai. Sunku ant karšto pasakyti, ar taip ir buvo, bet panašu, kad taip ir atsitiko, nes vienas antras iškrito, jau nebeidėjo tokio indėlio puolime ir ketvirtą kėlinį mes geriausiai susigynėm iš visų rungtynių. Tai ko gero tas ir lėmė. Ant karšto sunku sakyti, sakau, bet panašu, kad taip. Stebint iš šono pasirodė, kad Mažeikiai vadinamuoju backline'u daug gynėsi, paliko tarpus nuo žaidėjų, apačioj dvigubindavo. Kaip jums sekėsi atakuoti šią gynybą ir kur buvo tos vadinamosios skylės? Jūs kalbate apie dvigubinimą ką, iš pausto? Ta prasme, ar aš turiu pasakyti, kaip mes atakuojam dvigubą gynybą? Nu, tiesiog mes turėjom kirtimą ir stengiamės greit atsikratyti kamuoliu. Iš tikro tam ruošiamės, jie tą darė ir antrose rungtynėse čia Vilniuje, mes buvom pasiruošę. Sąlyginai mums ir pavyko, mes kamuolį atsikratėm, tai nebuvo nei prarastų kamuolių, nei kažkokių pavėluotų perdavimų. Mes atrasdavom laisvą žmogų, tai mes šito laukiam, nes čia ne tik su mumis jie žaidžia, jie taip žaidžia, jų gynyba yra tokia. Liutkevičius šiandien sužaidė geriausias rungtynės sezone, turėjo 4 pražangas jau trečiam kėlinyje. Matote, kaip jis tobulėja, ką galit pasakyti apie jo progresą? Mantas progresuoja, viskas tvarkosi, jo karts nuo karto jį pristabdo traumelės, kur iškrenta kuriam laikui, vėl tada sunku grįžti, tai mano manymu jam galbūt šiek tiek šitas pakiša koją, tai ar tai sėkmės nebuvimas, ar tiesiog genetika, kad vis kažkokios tai traumelės jį pristabdo, o šiaip talentingas žaidėjas.